Man šita mokykla patinka dėl to, kad čia yra ne tik eilinė švietimo įstaiga, kurioje ruošiuosi brandos egzaminams, bet tas pastatas, ta bendruomenė, kurioje aš jaučiuosi sava ir randu, kaip save išreikšti. Kai paklausė abiturientų, ar jie norėtų grįžti į savo gimnaziją, turbūt didžioji dalis sako, taip, aš pati čia grįžau, aš žinau, ko aš grįžau. Man tai yra tikrai daugiau negu mokykla. Man tai yra antri namai. Ar girdėjote apie tokią mokyklą, kurioje mokytojai ir mokiniai dirba kaip viena komanda? Man čia patinka tai, kad tas mokymas yra toks jau modernus. Mokoma ne vien tik iš vadovėlių, bet ir čia gyvenimiškos patirties. Su kai kuriais mokytojais galiu pakalbėti taip kaip su savo draugais, kaip su bendramžiais. Kai kuriais mokytojais netgi labiau pasitikiu negu keliais savo klasiokais. Retai, kad per pamokas būna taip, kad sėdi ir kali kažką tai tenais ir projektų parodo ir pajuokauja ir panašiai. Šitoje mokykloje žinojau, kad čia bus geriau mokintis ir aš pasieksiu aukštus rezultatus, šluoti pergalės olimpiadose. Ar girdėjote apie mokyklą, kur net sunkiausios pamokos virsta įdomiu žaidimu? Mūsų gimnazijoje yra sunku mokytis, bet turbūt vertėtų paklausti, kodėl sunku mokytis, todėl kad sieki geresnių rezultatų. Man mokykloje yra svarbu tai, kad mane gerai paruoštų be abejo brandos egzaminams, kad visada žinočiau, kur nueiti ir pas ką pasiklausti, jeigu iškyla koks nors klausimas. Man mokytis čia gera, nes čia mokytis linksma ir įdomu. Mokinys mokosi ne tik pamokoje, mokinys išmoksta mokytis ir po pamokų. Ir galima važiuoti į olimpiadas, visokius konkursus dalyvauti, mokytojai visada siūlo. Ar kada nors lankėtės mokykloje, kur direktorius vaišina arbata? Iš tikrųjų dažnai ateina į mano kabinetą vaikai, kai kada mėgstu ir pavaišinti arbata, kava, saldainės. Dauguma žino, kad direktoriaus kabinete yra akvariumas. Mes pasidalinam, ką daryti, kad vanduo būtų švarus, ko maitinti. Ir iš tikrųjų tokios pedagoginės pertraukėlės, bendraujant su vaikais, jos yra iš tikrųjų labai malonios. Ši gimnazija paprasta mokykla, bet su ypatingais žmonėmis. Su ypatingomis tradicijomis, bendruomenė, vertybėmis. Ar girdėjote apie mokyklą, kur darbo savaitė prabėga lyg viena diena? Mokiniai praleidžia mokykloje daugiau laiko, negu jiem būna pamokos. Be abejo, tai yra neatsiejama mokyklos gyvenimo dalis. Bet kai kalbame apie popamokinę veiklą, renginių gausa, tas grožis, didybė, kaip viskas įtraukia mokinius, geriau tikrai niekur nėra. Galbūt kaip Ralio gimnazijų užtektų pabūti ir vieną kitą dieną, kad pajaustum tą būtent šiltą mikroklimatą. Pasakysiu galbūt banaliai, bet mes esame viena Ralio šeima. O kurią gimnaziją pasirinksi tu? Mokiniui, kuris yra neapsisprendęs, aš patarčiau rinktis tą gimnaziją, kuri atrodo artimesnė. Aš norėčiau pakviesti ir tikrai visus noriu paraginti rinktis Jeronimo Ralio gimnaziją, nes mano subjektyvia nuomonė geresnės gimnazijos Jonavoje tikrai nėra. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija. Tavo svajonių gimnazija.